Sveiki bičiuliai. Šiandien pabandysim išsikepti savo mėsos gabaliukų, tiesiog čia turim kažkokius kiaulienos, kažkokių tai dešrelių, nenaudodami absoliučiai jokios jums įprastos energijos. Bandysim viską iškepti ant saulės energijos. Tai tam mums reikės peiliuko ar šiaip kažkokio įrankiuko mažiuko, ta prasme, kilimėlio, kuris skirtas turistavimui ir turi folijos, tokį kaip ir padengimą, lipnios juostos, piedurknės cepšanai arba kepimo rankovės lietuviškai, lasdos kažkokios 1,5 metro ir virvutės kokiam metriukų. Tai ką mes darom? Tiesiog imam kilimėlį ir iš kilimėlio bandom sulipdyti mini forkį visą tą blizgią dalį ir šiek tiek gal taip pamažinti ir bandyti dabar va tokią poziciją užfiksuoti lipnią juostą. Sklijavom vieną pusę. Dabar ką darom? Išsirenkam, kad štai čia bus tiesiog dugnas. Tai dabar pamėginsim suklijuoti. Tvirtinam tą pagrindinį dugną. Dabar užlenkiam šiek tiek kampučius. Ir mėginam juos tvirtinti. Kažką panašaus bandom daryti ir kitoj pusėje. Sulenkti šiek tiek į vidų. Na ką, iš esmės turim suklijavus, ką mes padarėm, sujungiam čia tiesiog du galus ir čia taip pat suklijavom aną galą. Dabar ką mes turim? Viduje mes turim tokią ertmę, kurią mes pavadinsim kaip ir orkaitė. Tai einam į sekančią fazę, imam kepimo rankovę. Dabar, net nežinau kiek daug šios reiks, bandom viską sudėti. Dabar kepimo rankovę prieš taip užsukdami pasitenkit, kad jo tikrai būtų orka, nebūtų tokie prigludus ir tiesiog vieną galą užsukam ir vadinsim kitą tą patį padaryti. Ir dabar tiesiog viskas bus taip, ką. Vienintelis dalykas liko, pabandysim dar pasiruošti virvutę. Prakiškim bet kokią virvutę, kuri tiesiog bent kažkiek išlaikytų svorį. Mums reiks kokio maksimum 1,5 metro ilgio. Na ką, pasiruošimas baigtas ir dabar einam kepimo vietą. Surasti vietą, kur būtume tikri, kad kokias 4-5 valandas saulė nemes šešėlio per kažkokius namus, medžius, pastatus ar kažką kitą. Tiesiog atvira kažkoks laukas, mūsų atveju pieva. Ką darom? Dabar tiesiog pasiimam pagaliuką. Tą pagaliuką pasistengiam statyti tvirčiau. Ir tiesiog atsukam mūsų visą kepimo sistemą į saulę. Pririšam. Dabar tiesiog mūsų pareiga, artimiausias kokias 3-4 valandas, bus tiesiog kas pusvalandį, kokias valandą ateiti ir vos pasukti tiesiog pagal saulės judėjimą šitą orką. O daugiau viskas keps tiesiog autonomiškai be mūsų įsikišimų. Na ką, prabėgau kokios taip 2 su trupučiu valandos, saulė šviečia, šiek tiek yra debesota, galėtų būti ir karštesnė diena, bet visieną pasižiūrim, kaip veikia ir kaip matot, na, prasojas mūsų tas kepimas, bandysiu visą šitą gėrį atversti. Tiesiog sudedu ir vėl palieku. Dabar, kaip matot, tiesiog, ką mes kampus užlenkinėjom prieš tai, tai tiesiog, kad ir juos šiek tiek saulės spindulys atsitrenkęs galėtų grįžti atgal. Šiaip visa sistema saulė surenka iš viso savo perimetro. Tai vėlgi jau prabėgo šiek tiek laiko, mes atsukam
tiesiai į saulę. Ką, laukiam dar. Na ką, prabėgo kokias 5 valandos, diena nebuvo kažkokia ypatingai kaitri, nepapuolė į kažkokius Lietuvos rekordus, buvo šiaip maždaug apie 26-27 laipsnių šilumos ir traukiam mūsų pietus. Tai tiesiog dėl higieniškumo, tai pats kaip ir kilimėlis nieko nenukentėjo, aš šiek tiek bijojau, kad jisai atsiklijuos, bet iš esmės kritinių kažkokio tai pastabų jam kaip ir nėra, išlaikė puikiai. O dabar pats, kadangi visas kepimas vyko viduje, tai tiesiog vėlgi kažkokių tai terlionių ar kažkokių indų plaut kaip ir nebelieka. Dabar, kaip matot, tiesiog pačios mėsos, jos kaip ir puikiai taip apskrūdė. Tai tiesiog mėginam dabar dešrelę. Dešrelė faktiškai gaunasi, kaip ir švirta tokia, to jums skonio pabandysiu. Tikrai nežalia. Tiesiog mėginam mėsą. Mėsa irgi, kaip matot, nėra kažkokių tai raudonų dalių, kad jinai būtų nei išvirus, nei iškepus. Dabar ragauju. Nuostabi. Kažkoks toks tarpinis variantas tarp virtos ir tarp virtos garuose, net nežinau, kaip kažkaip. Tai ką mes čia pasitelkiam? Tai pasitelkiam tiesiog saulės energiją. Saulės energiją sukoncentravom iš šito viso ploto į vieną tašką ir tiesiog jame kepam. Kitas efektas, ką panaudojom, tai toks šiltnamio efektas, nes tiesiog jau paprastam šiltnamiui pas tėvus, senelius, jeigu pastebėsite, tai tiesiog vien jau karštą dieną temperatūra pakyla kokį 10 laipsnių daugiau negu kad ore. O pas mus tiesiog yra kaip žymiai mažesnis tas šiltnamiukas ir jisai žymiai daugiau surinko kaitros. Vėlgi netikiu, kad čia labai buvo didžiulis virimas, čia galbūt buvo daugiau pasterizacija. Tai yra, mes ilgą laiką sugebėjom tiesiog išlaikyti gan aukštą, manau, kokių 60, 70, 80 laipsnių temperatūrą. Ir jame jau visi mikrobai kažkokie, jeigu ir buvo žuvo, o mes turim puikiai iškeptą mėsą. Tai vėl, dar pasikartosiu, tai nebuvo kažkokia unikali diena vieną kartą metuose pasitaikanti, tai yra tiesiog elementari karšta vasaros diena, kuomet nebuvo labai netgi saulėta per daug, karts nuo karto užeidavo kažkokie tai debesis, bet sukoncentravom energiją ir išsikepėm ant saulės savo maistą. Vėlgi, vietoj tokio kilimėlio galit naudoti, nežinau, kažkokį kitą didelį folijos gabalą, gal paprastoj folijoje neišlankstysi tokios sistemos, bet kažkokį paim, pavyzdžiui, priekinių langų apsaugą būna kartais iš folijos jinai pagaminta ar kitą daiktą, jūs galit kaip ir padoriai išsikepti savo maistą ant saulės. Skanaus.